Pirmiausia, apie pačias rungtynes, kurios nesusiklostė taip, kaip turbūt norėjot. Ne, tai žaidėm prieš, manau, stipresnę komandą, gal nes manyčiau stipriausia turnyro komanda, bent iki šiol, kiek mes žaidėm. Pirmas kėlinys labai sunkus buvo. Įvarčius tokius gavom, sakyčiau, ne jų stiliuje, galvom. Antram kėlinį žaidimas, kaip sakoma, palengvėjo biškį, įmušėm įvartį, turėjom dar progų. Galėjom gal ir geriau sužaisti, bet, manau, laimėjo stipresnę komandą. Ar šiaip šioje ketvirtfinalio serijoje jau viskas aišku? Bandysim kovot, bet šansų, 5 procentai gal, nedaugiau. Tai kuo varžovai stipresni buvo? Viskuo? Techniškesni turbūt, pagrindinis dalykas. Visi žaidėjai techniškesni. Mes norų bandėm, užsivedę buvom. Visą laiką žaidžiame su stipresniais. Kovingiau. Norėjosi tą žaidimas, kovojom kiek galėjom. Iki pirmo įvarčio, antro. Nepasimetėm, įmušėm patys. Stipresni varžovai, pripažįsti. Ačiū.